Alytaus šalto vandens mėgėjai, pasitikdami sausio 19-ąją, per patį vidurnaktį nėrė į Dailidės ežerėlį, tikėdami mokslininkų atradimais, kad tokiu metu vanduo tampa stebuklingu ir galinčiu padėti išgyti nuo įvairių ligų bei negandų. 1, 2, 3, 22. Gyvas vanduo, stebuklingas vanduo. Metuose jisai būna 3 kartus. Šiais metais pirmą kartą iš sausio 18 į 19. Ir aš esu sužavėta užtat, kad čia žmonių gal per tiek metų nebebuvo. Žmonės pradėjo maudytis, grūdintis. Tiesiog, šaltas vanduo užburiantis. Jisai imuninė sistema, vidus, neturiu žodžių iš tikrųjų, nes tai yra nuostabus dalykas. Manyčiau, jauniausi, tai netgi manyčiau, gal yra ir nepilnamečių netgi, o vyriausi tai yra jau tie tikrieji veteranai mūsų. Būkime vieninga bendruomenė, mylėkime vieni kitus, būkime kartais vieni kitiems ir atlaidesni. Esame čia visi lygūs. Šią naktį tai pirmą kartą, bet 2 metai non-stop kiekvieną dieną lediniam vandenį. Arba ledo vonia, arba vanduo, upė, ežeras ir panašiai. Ką jums duoda tos maudynės? Gerą nuotaiką, sveikatą, 2 metai nesusirgusi nei sloga, jokiom kitom ligom. Visą laiką nuotaikos geros, miegas geresnis ir apskritai. Gyvenimas? Gyvenimas. Panelės nesimaudo? Nesimaudo, turbūt šalta. Matosi? Matosi. Mes tik tai palaikymo komanda. Ir ką palaikot? Palaikom draugę šitą. Ir iš kur atvažiavę? Iš Druskininkų. Tai bet gal kitą kartą? Turbūt taip. Palaikymo komanda. A čia palaikymo komanda? Taip, iš Druskininkų labai malonu. Tai ką, Druskininkuose nėra vandens? Yra vandens, bet bendrai daug įdomiau. Tai kur kompanijoje tai iškart šilčiau? Taip, kai kompanijoje tai iškart šilčiau. Tai kiek metų maudotės? 5. 5 metai maudusi Druskininkuose. Atkreipiu dėmesį, kad jūsų lūpas panašus į apsirengimą. Tai pasipuošiau. Viskas liesakame. Taip. Jau taip kiekvieną kartą ir puošitės? Taip, kiekvieną kartą. Tai žinai, tokia pramoga labai maloni. Tai lytiški matyti iš tos grupės, kur maladėts ar šaunuoliai, kaip pasakyti? Šaunuoliai, taip, sveikuoliai, šaunuoliai. Dar sugrįšit? Sugrįšiu tikrai. Kur pirmą kartą išmėgino tą šaltą vandenį? Pas save tvenkinį buvo tada tikra žiema, daug sniego, ledo, buvo tikrai minusinė temperatūra, tai Toma pasiūlė, kadangi aš labai entuziastinga sutikau ir išbandėm. Tai kaip magnetas pritraukė? Turbūt taip. Čia va jaunimo labai daug nustebęs, pirmą kartą tiek matau žmonių. Šaunu, taip ir laikyti reikia. Fantastiškas kelias, gyvas vanduo. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.